perėmė per Pauliaus Jankūno užtvarą ir nebuvo nė vieno varžovo šalia Lino Kleizos. 53-48, 15 taškų Lino Kleizo sąskaitoje, 13 įmetė Martynas Gecevičius. Būtent jų pastagomis Lietuvos komanda pirmauja 5 taškais dabar. Žinglianas, Mantas Kalnietis sureagavo jo perdavimo, tačiau prie Vono Šipeno dabar nebuvo suspėję prišokti niekas iš Lietuvos rinktinės krepšininkų. Laimiai kinų snaperis meta pro šalį, palikdamas Lietuvos rinktiniai 5 taškų pranašumą. Štai čia tas epizodas. Nė vieno krepšininko šalia. Ir štai tokia kinų reakcija. Patenkinti ir linksmi yra kinų sirgaliai po 2 kėlinių. Jų komanda atsiliko tik tai 3 taškais. Tai iš esmės nieko nereiškiantis skirtumas, viskas šiose rungtynėse. Po didžiosios pertraukos Linas Kleiza, dar 2 jo taškai, 55-48, 4 minutės ir 40 sekundžių iki trečio ketvirčio pabaigos. Liuvėjus gali pataikyti šitas krepšininkas, tai mes jau matėme 12 taškų. Šiandien jo sąskaitoje jis tarp kitko rezultatyviausias Kinijos rinktinės žaidėjas kol kas. Vonas GG, netaiklus jo metimas, Lietuvos komanda atsikovoja kamuolį, kaip ten bebūtų. Pasibaigusi šitą situaciją, rungtynių arbitrai fiksuoja, jog ištiksėjo visos 24 sekundės skirtos Kinijos rinktinės atakai. Ir dar viena tokia reakcija į įvykius aikštelėje. Paulius Jankūnas, Linas Kleiza. Dviguba gynyba prieš jį. Bet vis tiek jį nesuveikia. Linas ženkliai prasižengia. Ir tai yra tik tai antroji Kinijos rinktinės komandinė pražanga. Netuos taiklus šitas Martyno Gecevičiaus metimas, per trumpas, kaip sako krepšininkai. Jungiūnas su kamuoliu, o pražanga atrodo Jonui Mačiuliui. Jonas Mačiulis prasižengia trečią kartą šios dienos rungtynėse. Jis pagal pražangas lyderis šiandieną ir tarp kitko Jonui Mačiuliui, kuris yra antras pagal rezultatyvumą šiose pirmenybėse, kol kas nėra pavykę pelnyti nė taško šiame susitikime su kinais. 55 Lietuva, 48 Kinija. Ir varžovai su kamuoliu. Žingsniai, tai buvo žingsniai prieš tai. Sunas jų susikūrė savo progą mesti. Suklaidino Liną Kleizą tik tai sužingsniuodamas. Ir rungtynių arbitras iš pradžių tarsi suabejojo, tačiau po to užfiksavo šitą epizodą. Ir Lietuvos komanda išsaugo 7 taškų persvarą. Jonas Mačiulis į baudos aikštelę. Paulius Jankūnas, kairė ranka, išsisuka nuo varžovo globos, 2 taškai. Didėjantis skirtumas iki 9. Simas Jasaitis bus aikštelėje po minutės pertraukėlės. Jog Irano ekipa yra komanda, kuri meta iššūkį pastaraisiais sezonais Azijos pirmenybėse iki tol be konkurencijos dominavusiems kinams. Paskutinį finalą Azijos pirmenybėse Irano krepšininkai prieš kinus laimėjo užtikrintai 70-52. Tai buvo 2009 metų finalas ir tose pirmenybėse Jono Kazlausko vadovaujama Kinijos komandai buvo iškilę sunkumų ne tik tai su Irano ekipa, bet ir ankstesnėse mačuose su Jordano ir Libano komandomis, o 2007 metais be savo žvaigždžių rungtyniavę kinai apskritai Azijoje liko tik tai 10. Taigi jų dominavimas Azijos žemyne dabar jau nebėra toks akivaizdus ir apskritai jiems teks pakovoti, norint susigrąžinti stipriausios Azijos komandos titulą. Bet tai yra praeitis. Tuo tarpu dabartinėme čia vykstančiame pasaulio krepšinio čempionate kinai nors ir turi vieną pergalę per 5 susitikimus sužaistus šiame pasaulio čempionate, jie yra aštuntfinalėje ir jie jame kovoja su Lietuvos komanda. Ir kovoja, reikia pripažinti, tikrai neblogai. Na, o Lietuvos krepšininkai pirmą kartą šios dienos rungtynėse įgyja dviženklį pranašumą po Martyno Pociaus 2.59-48. Liuvėjus atmeta kamuolį atgal Šipenui. Šipenas veržiasi ir priverčia prasižengti Martyną Pocių. Šipenas Vonas. Kritimas Dankanas. Pradėjo jis sportuoti ne krepšinio aikštelėje, buvo plaukikas. Po to
galvoja, kad galima sėkmingai mėtyti į krepšį, ne tik tai plaukioti po baseiną. Lietuvos komanda turi daugiau nei 4 pražangas ir tai reiškia, jog Šipenas Vonas. Tai yra Vonas Šipenas meta 2 baudos metimus. Nu, su vardais ir pavardėm kaip visada iškyla daug klausimų, kalbant apie Kiniją. Visi pradeda sakyti Yao Minas, nors Minas yra vardas, o Yao yra pavardė, taigi pagal lietuvišką sistemą turėtume sakyti Minas Yao. Na, bet taip jau įprasta, tai mes čia ko gero ir nekelsime jokios sumaišties, dėl to, kad sukeitę vardus ir pavardės vietomis nebesusigaudysime, apie kurį krepšininką kalbame. 59-49, vienas tik taiklus baudos metimas iš 2, Linas Kleiza. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, tačiau atkovojo kamuolį Paulius Jankūnas. Dar viena Lietuvos rinktinės ataka. Paulius Jankūnas labai gražiai aplenkia Dženlianą ir pelno 2 taškus su pražanga. Dženlianas, didžiausia Kinijos rinktinės žvaigždė. Jis žaidė Kinijos rinktinės gretose jau būdamas 17 metų ir dabar jam tik 22, tačiau jis jau 3 sezonus praleido NBA lygoje. Na, NBA žvaigždėjais kol kas nėra tapęs, tačiau laiko dar turės. Dabar jo labiau, kad iš New Jersey Nets komandos keliasi į Washingtono Wizards ekipą. Šis 22 metų tikrai perspektyvus žaidėjas ir kada nėra Yao Mino, jis yra neabejotinas šios komandos lyderis ir jis tai savo žaidimu šiame čempionate demonstravo ir įrodinėjo 22,5 taško. Šiandien Dženlianas yra pelnęs 8 taškus. Lietuvos komanda apsigina Mantas Kalnietis, Jasaitis. Jankūnas atgal Jasaičiui. Štai taip, kitu keliu nuėjo kamuolys pas Liną Kleizą, prie jo 3 krepšininkai, prie Manto Kalniečio nieko. Gaila, kad nepavyko pataikyti, tačiau viskas buvo padaryta idealiai. Ir net po netaiklaus metimo atkovojo kamuolį Paulius Jankūnas. Kova dėl atšokusių kamuolių, tarp kitko šiandien yra vienas iš tų svarbiausių rodiklių, kurie nekelia jokių abejonių. Lietuvos rinktinė akivaizdžiai pirmavo pagal atkovotus kamuolius ir po 2 kėlinių, tačiau akivaizdžiai pirmaudama turėjo tik 3 taškų persvarą ir daug ką darė ne taip, kaip norėtųsi Lietuvos rinktinė per tuos pirmosius 2 kėlinius. Dabar viskas yra jau žymiai geriau, žymiai kokybiškiau, pradedant nuo kalbos apie gynybą. Na, o kai gynyboje viskas neblogai, tada ir atakuoti yra žymiai paprasčiau. Dabar Lietuvos komanda viršijusi tą 4 komandinių pražangų limitą nebegali štai taip prasiženginėti, dėl to, kad tai lengvina varžovų galimybės pelnyti taškus. Liuvėjus prie baudų metimo linijos, šiandien jo sąskaitoje 12 taškų. Tai yra daugiau nei į jo čempionato vidurkis. Pataikė abu tolimus metimus ir 3 dvitaškius iš 8 Liuvėjus ir dabar prideda ir baudos metimą pirmąjį šiandien. Kinai baudos meta taikliai 8 iš 10. Pasiekė tikslą. Baudų metimai Lietuvos komanda iš 8 pataikė irgi 7. Liuvėjus taiklus abu baudos metimai 62-51 ir prasideda paskutinė 3 ketvirčio minutė. Tomas Delininkaitis. Nieko, galima žaisti toliau, parodo rungtynių arbitras ir žaidžia Martynas Pocius toliau ir iki galo. 7. Martyno Pociaus taškas, 64-51, vėl tie patys 13 taškų, 33 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Lietuvos komanda apsigina ir turės visą pilną ataką po minutės pertraukėlės, kurios dabar prašo Kęstutis Kemzūra. Šmėstelėjo jūsų ekranuose statistika apie taškus pakartotiniais bandymais, apie taškus po atkovotų kamuolių ir pagal šią statistiką Lietuvos komanda pirmauja rezultatu 12-2. Tai vėlgi tos laimėtos kovos dėl atšokusių kamuolių rezultatas ir bendras rezultatas dabar žymiai ramesnis ir žymiai solidesnė Lietuvos komandos persvara. 13 taškų jau neblogai, 64-51.
Ir žinoma, reikia sužaisti iki galo šias rungtynes, kaip atsitinka komandoms, kurios kažkurio momentu nustoja žaisti arba nebegali to padaryti. Mes matėme Lietuvos komandą kaip tik tą geriausiai ir pademonstravo. Ir rungtynėse su ispanais, ir rungtynėse su prancūzais, ir rungtynėse su kanadiečiais, kuriuose visose varžovai turėjo dviženklį solidų, atrodo, pranašumą, tačiau jo išsaugoti nesugebėjo. Pocius iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti Martynui Pociui. Dženlianas ištraukė kamuolį. Kinų atakai lieka 7 sekundės. Užtektinai laiko Dženlianas. Kol kas visas atakas paskutinėmis kelių sekundėmis kinai užbaigdavo be klaidų ir taikliais metimais. Dabar išimtis iš šitos taisyklės. Žiupeno metimas netaiklus ir Lietuvos komanda po 3 kėlinių turi 13 taškų pranašumą. 64-51, 21-11. Tokiu rezultatu laimėjo trečiąjį kėlinį Lietuvos komanda ir rezultatas patvirtinantis, jog trečiasis kėlinys buvo kol kas sėkmingiausias ir geriausias Lietuvos komandoje. Lietuvos komandos žaidime šios dienos rungtynėse ir dabar ketvirtasis kėlinys, kurį su kamuoliu pradeda Kinijos krepšininkai. Pražanga Martynui Pociui.